Šiuo metu lentelėje situacija yra tokia: pirmoje vietoje Ronaldo fanų klubas Aido komanda 447 taškai, kol kas antrąją vietą lenkia virš 50 taškų, antroje vietoje Justino komanda, Just komanda taip ir vadinasi, su 392 taškais ir paskutinėje vietoje Univero belaukiant Vainiaus komanda, šiuo metu outsiderė su 367 taškais. Jeigu norite pažiūrėti, kas lėmė būtent tokią situaciją, žiūrėkite video iki pabaigos. Sveiki atvykę į po ilgesnės pertraukos sugrįžtantį Neekspertai podcastą. Praėjusį kartą buvome susirinkę dar po Eurolygos finalo, o dabar grįžtame su olimpinių žaidynių draftais. Prie mikrofonų jau visiems atsibodė turbūt ir įgrisę balsai, tai aš Vainis ir Justinas bei naujas balsas, naujas veidas mūsų kanale, buvęs žiūrovas, dabar ir mūsų komandos dalis. Tai Aidas. Sveikas, Aidai, kaip tavo vasara ir ar pats laukia olimpinių žaidynių atrankos? Sveikas, Vainiau, tikrai esu didžiai pagerbtas, kad esu šito projekto, šitos kompanijos dalyvis jau šiuo metu. O vasara nuotaikinga. Podcastų, tai gali paskaityti straipsnių mūsų svetainėje neekspertai.lt. Ten rasit visokių nuomonių apie futbolą, krepšinį, Formulę 1, įvairiaus turinio ten rasite, tai neekspertai.lt. Galbūt paliksim nuorodą aprašyme ir manau, kad galim jau pradėti. Šiandien mūsų planas yra daryti draftus olimpinių atrankos, viskas paruošta, manau, galim pradėti. Taip, tai Basket News fantasy sistemoje vyksta draftai. Kas dar turit laiko, prisijunkit, nors manau jau bus prasidėjęs olimpinės žaidynės atranka, kai šitas podcastas išeis. Na ir pirmasis pikas atiteko Aidai, tai Aidai žodis tau. Tai aišku, tai čia nėra net ką galvoti. Pasiemi Luką Dončičių ir važiuoji namo. Važiuoji namo, tai turiu omeny, kad nepateks į olimpinės, ane? Nu, aš manau, kad Graikija yra favoritai, bet finale turėtų žaisti Dončičius, tai man taškų vis tiek parinks. Dončičius tai čia, aišku, nestebina pasirinkimas. Mano eilė, aš turbūt irgi nieko nenustebinsiu. Janis Antetokounmpo, graikai laikomi favoritais laimėti namuose atranką ir jeigu jie tikrai eis toliau, tikėtina, kad jie irgi žais finale, ko gero su ta pačia Slovėnija, tai Janis tikrai bus didelis faktorius, daug žais, imu į savo komandą. Pirmi du pikai kaip ir buvo aiškus iš anksčiau, manau, visi būtų ėmę tą patį, o dabar nuo trečio ir prasideda įdomumas. Pats nežinau, ką daryti, renkuosi tarp dviejų žaidėjų. Reikia dar gal pakalbėti, kokią mes sistemą žaidžiam, ko gero Classic ar alternatyvę. Taip, Classic. Tai dvigubi dubliai ir apskritai žaidėjai, kurie daro daug rezultatyvių perdavimų, daug įtakos neturės vis tiek. Mes tik tai žaisime pagal tai, kiek surenka naudingumo balų ir dar ar laimi tą komandą, nes prisideda 10%. Nežinau, ką daryti. Gerai, aš tada imu žaidėją, kuris vis tiek žais, nes jam svarbios rungtynės ir pačios pirmos laukia. Ir neaišku, ar iš vis jo komanda ar pateks į tą patį pusfinalį ar į finalą atrankos, tai aš imu Nikolą Vučevičių. Čia, manau, garantuoti balai ir atkovoti kamuoliai ir taškai, tai geras pikas. Kol kas panašiai ir paprastam ne draft režime žaidėjai ir yra šitie vieni brangiausių visam žaidime. Ir ketvirtoji pikų iškart man atitenka ir ketvirtas, tai manau vis tiek šitose olimpinėse atrankose būtent fantasy žaidimuose dominuos centrai, o gynėjų nėra tiek daug, todėl aš imu gynėją Lorenzo Brown. Tikrasis MVP Eurobasket, mano nuomonė. Ne tik tavo, bet ir Basket News nuomonė. Aidai, tavo eilė. Ar pakiši kiaulę, ar pasirinksi ką nors? Tavo Justina eilė. Atsiprašau, aš čia biškį užsisvajau.
Okei, tai mano eilė. E, Dabar renkuosi tarp kelių žaidėjų, bet kadangi pasirinkimų tikrai nelabai daug, bet vis tik dar jeigu yra ką rinktis, aš manau, rinksiuosi iš centrų. Um, Į savo komandą manau, kad man reikėtų gero centro ir dabar reikia tik išsirinkti, kuris būtent geriau atrodys, bet aš imu vis tik Domantą Sabonį, manau, kad jį bus sunku stabdyti bet kam ir tikrai pagrindinių centrų būdamas jisai turėtų man pririnkti balų. Jeigu pataikys iš po krepšio, nes per draugiškas rungtynes matome, kad Saboniui dar reikia truputį įgauti žaidybinio ritmo. Bet jei nepataiko atkovoja kamuolį, tai kaip ir irgi naudingumo balai, tai manau Bet atkovoti Anulio išeina, Nu, gal nes rezultatyvių už perdavimų pramestą tiek metimą. daug nedarys, kiek Kingsuose, bet manau, kad viskas turėtų būti gerai. Gerai, aš gal truputį tokį kontroversišką įimą padarysiu, bet draftuoju Krisą Duartę, nes yra vienintelis žaidėjas iš Dominikos Respublikos, kuris dar gali pažaisti. Ir manau, Dominika tikrai turėtų pasiimti Egiptą ir išeiti iš grupės. O kitų pikų pasimsiu Lorenzo Brauno, komandos draugą ir pick and roll partnerį. Tai tikrai MVP išrinktai, nors jis nelabai nusipelnė, Vili Hernan Gomes. Ok. Nu, Vili prastą sezoną turėjo Eurolygoje, bet žinom, kad rinktinėse žaidėjai neretai atrodo visiškai kitaip, kartais geriau, kartais blogiau. Ir ką, dar vienas mano šaukimas. Aš vis tik manau, kad surizikuosiu su vienu Bahamų žaidėju. Vis tiek jie neturėtų būti, net tikiuosi, kad jie nenuvils ir tikrai manau, kad jie gali eiti toli, galbūt net patekti tas pačias olimpinės, bet jeigu ir nepateks, aš tikiu, kad jie gali žaisti finale ir į savo komandą, ko gero, man reiktų pasikviesti, dėl to, kad turėjo prastą sezoną NBA Buddy Hildas, į savo komandą kviečiu veteraną Eriko Gordoną. O Gordonas dar gyvas žaidėjas iš vis. Gyvas. Dar pasivaro nepaminėjau kamuolį. Kalbėjau omenyje apie prastą sezoną Buddy Hildą. Dėl to renkuosi Eriką Gordoną. Supratau, Justinai, mano 2 pikai iš eilės. Ir aš galvoju rinktis tada Gordono komandos draugą, iš dabar likusi patį brangiausią žaidėją, bent jau pagal fantasy, tai DeAndre Aytonas pas mane atkeliauja. Tikrai lubos aukštai, manau, šitą žaidėją ir jisai gali nustebinti, nors draugiškose apskritai net nežaidė. Man atrodo, vienose rungtynių iš draugiškų, bet tikrai potencialo daug ir gali jis tikrai, manau, dominuoti. O kitų savo pikų imu krepšininką, kuris monstriškai atrodė draugiškose, tai Kroatijos rinktinės narys Mario Hezonja. Norėjau ir aš Hezonijos, ką padarysi, neliko. Man reiktų, manau, kokio centro. Man reiktų centro gero. Ai, ne, aš turiu Sabonį. Man tada gal nebūtinai reikia centrą rinktis. Aš norėčiau savo komandoje matyti Manau, kad Lietuva žais su Italija atrankoj ir italų rinktinėje, manau, turėtų gerai atrodyti puolėjas
nors ir po traumų. Nors ne, vis tik imu Dario Sarič į savo komandą. Manau, dar vėliau spėsiu pasirinkti tą žaidėją, apie kurį galvojau. Justinai, aš to tikrai nešiukšlinsiu, Danilo Galinari traumuoto aš tikrai nenoriu pas savo komandai. Man jie tikrai nereikia ten. Numeris 1 žaidėjas yra Gianmarco Posecho toj rinktiniai, tai aš nežinau, ką jis sugalvot, galit nuspėt, kad iš vis jis per senas tai rinktiniai, pats išbėgs į aikštę. Bet puolėjų man reikia, imu tikrai lyderį šitos rinktinės iš Sakartvelo, tai Toko Šengelį. Tikrai po neprastą sezoną Eurolygai. Ir tada turiu antrą iš eilės. Tai manau, pasimsim galimus mūsų oponentus. Tai Jose Alvarado iš Naujojo Orleano Pelicans. Alvarado man šiek tiek netikėtas, aš nežinau, ar jisai daug naudingumo balų renka, galbūt jis labiau gynybiniam funkcijom bus, nes Puerto Rikas turi tų žaidėjų, kurie gali mest taškų, bet kadangi jų nėra labai daug, tai ir pačiam Alvarado, manau, teks nemaža atsakomybė ir puolime. Tai Justinai, tavo šaukimas. Gali pasimti savo Galinarį, jeigu labai jau nori. Vėl mano šaukimas, taip. Galinarį vis tik nenoriu. Ir aš komandai jau turiu Janį, Sabonį, Gordoną, Saričių. 2 puolėjai, gynėjas ir centras. Kol dar yra, manau, reikia rinktis iš centrų. Aš noriu pabandyti tokį žaidėją, kuris su Dončičium turėtų galbūt gerai žaisti ir imu Josh Nibau. Arba einiau tavo vėl 2 pikai. Josh Nibau, tikras slovėnas, grynakraujis, patriotas, o aš savo pikų tada renkuosi, nežinau iš tikrųjų ką rinktis, todėl imu Lenkijos rinktinės bei San Antonijos Spurs krepšininką Jeremy Sochan. Čia irgi žaidėjas, kuris turi nemažai potencialo ir gali gerai atrodyti. NBA statistika nebloga gana, aišku dar jaunas, bet aš manau Lenkijos rinktinės turėtų būti vienas iš lyderių. Ok, tai kaip ir centrų man jau nelabai reikia, nes yra ir Vucevičius ir Eitonas. Reikia kokio puolėjo arba gynėjo, bet čia toks pasirinkimas jau mažėja ir mažėja. Kalbant apie Jeremy Sochaną, tai jis gydosi mini traumelę, tai žiūrėsim, kaip galės sugrįžti po to. Sunkus pasirinkimas. Ok, tai pas mane tada ateina Vucevičiaus komandos draugas Kendrickas Perry. Šitas žaidėjas būtų mano dabartinis pasirinkimas, bet nors ir kaip aš šnekėjau prastai apie tą žaidėją, nežinau, negaliu tiesiog neimti, akis bado, turiu imti Buddy Hieldą. Nors ir kaip neįprastai jo sezonas atrodo ir šiaip dabar atrodo neturi labai gero vaidmens, bet draugiškos rungtynėse išsimetė nemažai metimų, net 12 tritaškių vienose rungtynėse. Tai kadangi jie nekrito, žaidėjas netrodė taip gerai, bet jeigu jam metimai kris, tai aš manau, kad jisai tikrai gali pririnkti balų. Taip, aš imu Buddy Hieldą. Tikrai aukšto lygio žaidėjas iš Bahamų didžiosios trijulės. Aš manau, kad paimsiu žaidėją, kuris yra vienas iš trigubo dublio autorių šitose FIBA krepšinio turnyruose, tai Mateošą Ponitką, kuris yra Lenkijos rinktinės vedlys ir su savo antru šaukimu, manau, dar vienas rizikingas sprendimas, bet tikrai Belgrado Crvena Zvezda žaidėjas, kuris rodė, kai buvo traumuotas, man jie nedavė, kad žaisti dar gali, tai Iago dos Santos. Dėl Raulio Neto tikrai yra daug abejonių, nes žaidėjas buvo traumuotas visą sezoną, tai manau, dos Santosas yra toks
kozeris, kuris iššau tikrai gali. Jo, Dos Santosas tikrai toksai žaidėjas, kuris gali sužaisti. Ir aš jau turiu du gynėjai, du puolėjai ir du centrai. Tikrai jau pasirinkimai tokie ne patys geriausi ir nelabai tokie žiūrimiausi. Bet aš manau, imu Kartvelą NBA žaidėją Sandro Mamukelašvilį. Manau, kad jisai turėtų stipriai atrodyti. Ką, mano du iš eilės pikai. Kaip reiktų gal kokį gynėją pasiimti, bet dabar gynėjų pasirinkimai nėra labai geri. Likę šiuo metu drafte. Taip kad turbūt rinksiuosi du iš eilės puolėjus. Tai vienas iš jų būtų Nikolo Meli. Nors nebuvo geras sezonas Milane, bet rinktinėje, manau, vis tiek bus vienas lyderių. Turbūt kažkiek ir centru žais, tai turėtų rinkti ir atkovotų kamuolių ir taškų. O kitas mano pikas būtų gerą sezoną turėjęs ir manau, kad draugiškose mačiau, kad gerai žaidęs, tai Konstantinas Mintoglou, Eurolygos čempionas. Būčiau dabar ėmęs Mintoglou. Tikrai. Gaila, Solidus, nukniaukiau iš pat solidus. panosės. Teks man pačiam čia ką nors atkast. Jau savo pagrindinę sudėtį kaip ir turiu, galima būtų, jau manau, šiek tiek ir parizikuoti su žaidėjais. Vis tiek kažkas turės likti ant suolo, kažkas turės likti apskritai neaktyviuose. Ir aš, manau, rizikuosiu galbūt ir neis ta komanda toli, bet blogiausiu atveju paliksiu neaktyvuose, jeigu jie iškris greitai. Bet manau, kad tikrai porą rungtynių turėtų būti, kur jisai renka daug balų, yra rezultatyvus, gerai atrodo, kadangi Suomiai neturi Lauri Markkaneno, imu į savo komandą Mikaelį Jantonen. Šiek tiek rizikingas pikas, bet vis tiek kažkas turės likti už brūkšnio komandai. Čia toks jau netikėtas šaukimas, kai yra daug žaidėjų, kurie turėjo geresnius sezonus aukštesnėme lygyje, bet gal tu kažką matai. Daug čia kažkaip. Bet man gynėjų jau nebereikia. Jau turiu aš daug gynėjų, tai pasimsiu žaidėją NBA, kuris renka po 10 taškų ir po bloką. Tai pasimsiu Vicą Zubačą, kuris yra labai aukšto lygio žaidėjas ir gal kroatam padės pagaliau nutraukti šitą badą ir patekti į Olimpines. Ir kad ir kiek šito žaidėjo nemėgstu, kad ir kiek nenorėjau aš įjungti, bet visgi per draugiškų rungtynių ciklą taškų jis renka, tai pasimsiu Danilo Gallinari. Labiausiai ant jo variai, bet va matai, variai ir pats į komandą savo jų prisitraukiai. Jo, okei. Aš dabar savo komandoje turiu daug puolėjų, matau. 2 centrai, 2 gynėjai, 3 puolėjai netgi. 3 gynėjai, 3 puolėjai, 2 centrai. Ir ką, 3 puolėjai. Okei. Mhm. 25 sekundės, tai pasirinkimą kažkokį atlikti, gynėjų jau liekanos tik tai matau. Bet kadangi graikai eis toli, nebus Luko, tai Kalatis ir Volkupas žais daug, reikia tik išsirinkti, kuris būtent jų.
manau, Kalatis gali geriau atrodyti ir su Janiu užsukti tokių pick and rollų, gal ir pats taškų kiek parinks, tai Kalatis į mano komandą ateina. Vėl iš eilės mano du pikai, centrų man jau kaip ir nereikia, puolėjų taip pat, tai manau du gynėjus reikia pasirinkti. Ir vienas iš jų bus praėjusį pasaulio čempionatą fantastišką turėjęs ir šį sezoną neblogai Badalono Žuventud žaidęs Dominikos Respublikos gynėjas Andrėsas Felizas, o taip pat kitas gynėjas papildantis mano komandą. Dabar renkuosi tarp dviejų ir negaliu apsispręsti. Manau, gražu būtų turėti vieną lietuvį komandoje, tai ateina Marius Grigonis. Nu, ir gražu dabar turėti Grigonį.